turime vartotojo visiškai neprižiūrėtą, apterštą ir prikrauta visokių reikalingų, nereikalingų programų operacinę sistemą Windows XP. Pasimokysim ją aptvarkyti, atjungiant nereikalingas programas iš įkrovos ir servisus. Kitaip tariant, išmoksim reguliuoti Windows įkrovą. Taip, dabar matome, kaip ilgai kraunasi ir kiek daug visokių programėlių bus užkrauta trėjoje ir panašiai. Taip, Winampas, kalėdinė eglutė. Taip, Winampo Remote programėlė. Apie apterštumą galime spręsti vien iš tai, kiek visokių reikaliukų yra darbalaukėje. Taip, kas dar antivirusinį, Utorentas, tai yra standartinės programos, kurios pas vartotojus dažniausiai būna įkrovos metu užstatytos kaip raudės kartu su Windows'ais. Reikia to ar nereikia? Vartotojai dažniausiai to nesupranta ir nepakeičia. Taip, Daemonas populiariausias. Taip, kas dar šitame kompiuteryje bus pridirbta? Matot, kiek ilgai kraunasi. Kol pilnai kompiuteris bus paruoštas darbui ir bus galima su juo bent jau pradėti dirbti. Taip, Skype'as, kaip be Skype'as visada irgi yra įdedamas į įkrovą, nors ne visada jis yra naudojamas kiekvieną akimirką. Mūsų darbo tikslas išmokti palikti tik tai tas programas, kurios būtinos ir kurios tikrai reikalingos, o visą kitą vartotojams reikia atjungti, kad nebūtų įkrovos kartu su kompiuteriu. Kad jie nebūtų įkrovoje kartu su kompiuteriu. Taip, Registry Booster, populiari kenkėjiška programėlė, kuri internetu labai dažnai parsisiunčiama, kaip klientai teigia, netyčia nieko nespaudžiant. Taip. Kas dar pasirodys? Nu ką. Taip, reikia palaukti, kol pilnai šitą programą susistartuos. Winampo Remote'as. Bandom uždaryti. Taip, dabar mes nieko nenorim šį kartą. Dar kažkoks, tai dar kažkas. Ir internetas atsidaro, kažkokia kenkėjiška programėlė atidaro interneto naršyklę su kažkuo tai, kažkokia tai nuoroda. Taip, kiek ilgai kraunasi. Kažkokios šypsenėlės, taip kaip be šypsenėlių, būtinai turi būti pas kiekvieną vartotoją. Man jau pabodo laukti. Iš tikrųjų labai problematiškas kompiuteris, dabar bandysim jį sutvarkyti. Tik pirmiausia turim palaukti, kol visos tos programėlės, kurios kraunasi kartu su kompiuteriu, užsikrautų. Uždarom, mes nenorime Registry Boosterio naudoti. Taip, ar šitas užsikrovė puslapėlis? Dar neužsikrovė, įdomu, kas čia to puslapėlis, kad taip ilgai kraunasi. Tai praktiškai kokios 5 minutės bus vien tik tai įkrovai. Incredimailas irgi labai ilgai laukia savo eilės užsikrauti. Taip. Net kimba kompiuteris, tol kol užsikrauna viskas. Explorer'as pakibęs.
Kas dar? Nu tikrai, labai daug kenksmingų programėlių. Panašu, kad jau, neskaitant to internetinio puslapio, kuris dabar turėtų krautis, jau galima kažką palikti. Taigi, programa, kuri naudojama kompiuteriams tvarkyti, kitaip tariant, tam, kad atjungti įkrovos metu besikraunančias programas, yra msconfig. Taip, rand laukelį rašom msconfig, spaudžiam OK. Taip. Palaukiam, kol atsidarys, nes dar kompiuteris užsiėmęs kitais darbais. Labai geras pavyzdinis aptarštas kompiuteris. Taip. Va, yra Startup. Startup kortelėje yra vaizduojamos visos programos, kurios užsikrauna kartu su kompiuteriu. Tai va, kiek programėlių mes matom. Taip, čia galima pasižiūrėti komandą, tai yra programa, kuri pasileidžia, kuriam program failų katalogė jinai yra ir kas ta programa. Taip, Adobe tikrai ne vienos programos startuoti kartu su kompiuteriu tikrai nereikia. VirtualBox 3 irgi galima atjungti. Avast antivirusinė šiuo atveju šitame kompiuteryje, tai ją palikti galima. CTFmon.exe. Šita programėlė yra Windows'ų, kurie atsakinga už kalbų pasirinkimo galimybę, kad start juostoje būtų vaizduojamas šitas langas, kuris leidžia pasirinkti kalbas. Tai ją reikia palikti. Taip, utorendas, klausimas, ar reikia kartu startuoti? Taip, Winampo remotas tikrai nereikalingas, Daemonas galima irgi nestartuoti, Incredimailas, pasileis kada reikės, tikrai siūlyčiau atjungti, Skype'ą lygiai taip pat nerekomenduoju naudoti įkrovos metu, nes tai kol prisijungia užtrunka ir apstabdo kompiuterį pakankamai, todėl kai reikės žmogus pasileis baigęs darbą. Kita vertus, įmonėje aplamai neturėtų būti jokios bendravimo programėlės, tos, kurios yra visiškai nereikalingos. Taip, Magic 3, tai šitą eglutę. Taip, Registry Boosterio launcheris irgi galima atjungti. Ebėjus, tai čia panašu, kad tas puslapėlis turėtų būti ebėjaus. Žvelgiant iš to, kad startuoja iš start meniu, startupo ir šitas šipsenėlės taip pat galima atjungti. Taip, naršyklį dar kraudama ebėjų su kažkokiais priedais labai stringa. Taip. Spaudžiam Apply. Taip. Toliau yra services. Services kortelėje matomi visi servisai, kurie startuoja kartu su kompiuteriu. Tuoj, palaukim, parodys kažkokią tai naršyklę. Su kažkokiu puslapėliu, kuris startavo. Taip. Čia yra būtent visi servisai kartu ir su tais, kurie startuoja kaip Microsoft, kaip Windows servisai reikalingi ir visi papildomi. Yra jų būsena. Taip, galima spausti Hide All Microsoft Services ir pamatyti tik tai tuos servisus, kurie yra trečių šalių, kurie yra ne Microsoftiniai. Microsoftinius servisus mes galima stabdyti tuos, kuriuos reikia stabdyti, arba nebūtina jokių stabdyti, jeigu viskas tvarkoj, neužkraunama per daug sistemos ir visi reikalingi servisai tiek spausdinimo, tiek DHCP client ir visi kiti reikalingi ir naudojami. Taip, Windows Media netvarką tikrai atjungiam, Guest Auditions galima atjungti, Google Update'us labai mėgstantis startuoti servisai, kurioje labai daug reikalauja resursų galima atjungti, palikti tik tai antivirusinę. Lygiai taip pat Apply ir Close. Ir tam, kad visą tai pasitvirtintų, įsigaliotų visi tie atjungimai, reikalingas kompiuterio perkrovimas ir kompiuterio perkrovos jisai krausis daug greičiau, nes tos programos bus atjungtos iš įkrovos. Spaudžiam Restart. Taip kraunas operacinė sistema po perkrovimo ir matot, kaip greičiau
žymiai greičiau, matomai pastebimai greičiau, jinai užsikrauna. Taip matom, Windows'ai užsikrojo pakankamai greitai, paliko tik tai antivirusinė programa. Ir viskas, ir kompiuteris paruoštas darbui ir gali būti naudojamas. Taigi, mūsų servisai ir programos, kurios nereikalingos įkrovos metu, buvo atjungtos.